Sveiki visi! Ačiū, kad vėl užsukote į mano kanalą ir kaip matote, aš šiandien ne viena, prieš mane vėl sėdi Justė. Labas! Mes esam šiandien gražiai pasipuošę, kaip matote, kalėdinė nuotaika, kepurėlės ir mes šiandien sukome filmuką kalėdų proga, keisimės su Juste dovanėlėm. Tai va, aš turiu tokį maišiuką dovanėlėm. Aš turiu dėžutės. Justė kažką turi ir mes įteiksim vieną kitai dovanėlės, bet šiame mano filmuke jūs matysite, ką Justė dovanoja man, o Justės kanale matysite, ką aš dovanoju jai. Taip. Tai va, tai... Labai tikiuosi, kad patiks. Ir dabar matysite visą tą tokį kaip ir pirmąjį įspūdį, nes jinai neįsivaizduoja, ką šiaip dovanojo, tai turėtų būti juokinga, nes jeigu kas nors nepatiks, jau tai bus tai tada bus tikrai labai juokinga. Aš manau, kad patiks. Ir šiaip, per kitko, mes jau šiandien ilgai ruošiame šitą filmuką daryti. Atvažiavau pas Justę, einam kavos gerti, kavos prisigėrėm, 100 lapę prisivalgėm, sušių privalgėm, žodžiu, pilvai išsipūtę, tai manokit už tai, jeigu kažkas matosi ne tai, bet mes labai norėjom filmuoti šį filmuką ir ką pradedam. Taip. Tai va, tai pradėsim, tai tau Merry Christmas nuo manęs. Labai tikiuosi, kad patiks. Pasibučiavom, dabar gražios. Mes manom, kad kalėdinį tokį makiažą pasidarėm, tokios šventiškos. Ir labai gražu pasijusti, jeigu matote, židinys kūrenasi, lemputės, nuotaika yra nereali, tik tai trūksta mums sniego, bet kas tas sniegas, jeigu mes širdį dviese galim susikurti tą kalėdinę nuotaiką ir su jumis pasidalinti. Tai ką jums buvo daryti, man labai daug vaikas čia yra. Labai tikiuosi, kad tikrai patiks. Bet jūs pažiūrėkite, kaip gražiai suderinimo spalvas, prie mano palaidinės labai dera. Auksinė spalva, auksas, tai jau viskas man kiti metai bus labai prabangus. Aš kažkaip žinodama, žinai. Labai graži dėžutė, aš net nežinau, ar aš noriu atidaryti, nes man čia gražu viskas. Na gerai. Nesupranti. Čia viens ir du, vai, kaip lengvai. Taip, žiūrėk, o kaip aš dabar atidarysiu? O, viskas labai lengva, gerai. Pažiūrėkit, kaip čia gražiai dar užklijuota. Aš apie dėžutės galvoju taip, kad supranti, kad kaip ir dovana būtų, bet kad paskui galėtum panaudoti. Aš dabar tik pagalvojau iš tavo filmukų, tai aš galvoju, kad tau net prie buto labai puikiai tiks prie interjero. Šiaip tai žinokit, aš esu dėžučių karalienė, nes pas mane viskas yra dėžutėse. Ir viskas, tai, nežinau, nematėte, aš nerodau, kaip filmuoju, bet mano visas staliukas ten, kur darausi makiažą, nusėtas dėžutėm. Tai viena dėžutė įdėtas vienas žiedas, tai kita auskariukai, ir va taip dėžutės, dedas ir dėžučių karalienė. Bet man jos labai patinka. Tai dabar dar du turėsi papildyti. Dar du turėsiu gražias dėžutės, ką, atidarom, O, vargė, pažiūrėkit, kaip faina. Gavau saldainių. Čia, kad nesukudėtum, nekalėdų. Oi, net paspinkau, kad nesukudėčiau ir kad daugiau pabūtų. Dabar aš kalbu labai bloga draugė. O, Jėzu. Man čia, žinokit, dar labai karšta, turbūt prakaitas yra, nes mes taip užsikūrenom, kad taip karšta. Čia taip šilta. Čia mums iš tikrųjų reikėjo apsirengti, žinai, kokias nors visai lengvas vasarinės suknytės arba iš vis, žinai, maudimukus. Jo, ir kokios čia kalėdos maudimukai, su kalėdinėm kepurėlėm. Jo, nieko, neištepsim. Kas čia? Lūpų balzamas. Man labai pakuotė patiko, tokia labai miela. Tokia graži. Pažiūrėkit iš arčiau. Jeigu matosi. Gal matosi? Taip, tai šitos saldainukus dedu dar kažką aš ten matau ir jau žinau, ką matau. Ir labai gražu, veidrodukas labai gražus. Su drugeliais. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, koks fainas veidrodukas. Nerealiai. Man iš tikrųjų reikėjo veidroduko, nes vienas toksai palūžęs, tai labai naudoju. Aš kaip ir žinodama. Aš iškart ir atidarysiu ir pažiūrėsiu, kaip aš čia atrodau. Gal reikia ką nors pasi... Ne, graži labai. Snieguolė. Va, mes šiandien esam kaip snieguolės. Sniegūraškos. O kur kalėdų senis? Kur kalėdų senis su dovanom mums? Pametėm. Nebėra. Labai graži. Džiaugiuosi, kad kol kas patinka viskas. O kas čia? Nail Stars. Čia iš tikrųjų ta proga, kadangi taip su nagus visokiausios daroma vilniuje, tai galvoju, kad būtų visai įdomu. Faina, tai
čia kas čia lipdukai kokie, ne? Čia kaip, vat, pavyzdžiui, kaip gelinį, tarkim, darai, arba gelį, tai tiesiog užsidėti po permatomų gelių. Šitą užsidėti. Jo, ir gelių čia yra. Ir širdelės, ir visokie veidukai, ir lapė yra. Nu, labai mielas mažuliukas, labai fainutis. Man tai patinka visą kitokie mažuliukai. Čia su maskavimu paletį, taip? Korektorių paletį. Čia tiem Britam, kai žinai, atsikeli miegojus 2 valandas, pakeitok ir galvoji, ką dabar daryti. Tai čia labai išgelbės, labai faina dėžutė. Ir mažytė tokia galima į rankinuką įsimesti ir belė kur save pasitobulinti. Tai atgal viską sudedam. Ačiū, labai gražu. Pingvinų kaip faini, ne? Ne, čia ne pingvinai. Čia kalėdų senis. Nu, bet jau man tai jau pingvinai mato. O čia meškutė. Šie skirtingi. Tokia melė. Galėtų būti tas toks išnišniuriukas ant eglutės pasikabinti. Kaip fainai būtų. Reikia šiais metais klausyk saldainius kabinti ant eglutės. Tai man žaidėja. Kaip man jos reiks pakabinti? Nu, už tos tik suvalgyti. Dabar aš tik gražiai nesudėsiu. Daugmaž. Gerai. Daugmaž bus gerai. Viskas. Čia sudėjom. Dabar kitą didelę dėžę. Bet kokį jinai sunki. Tu čia prikrovai. Čia dėžė, kad ir toliau būtum tokia graži. Ačiū, aš ir o, Jėzau, kiek prikrauta, jūs pažiūrėkit, bet kokia dėžutė graži, kiek vidui visokių gėrybių. Tai va, čia sakau, kad išliktum graži, žinai, kad... Ką žinau, už ko dabar imtis? Oi. Aš šiandien springstu. Bet bent prakalbam, nežinokit ryte, tai apie kiek nusišnekėjom, kad aš sakau, gal į kavą buvo ko nors įpilta. Jūs neįsivaizduojat, šiandien kalbėjom apie plaukus ir jūs tai sako, tai tau reikia aliejuko. Aš sakau, tai jo, geriu aš tą aliejuką. Tai po plaukų aliejuką geriu. Nu tai žodžiu. Tai va, matau, rankų kremas. Pažiūrėkit, koks tai kalėdinis. Jo. Tai nameliai. Nu, pakuotėm patiko, ne? Aš tokį pasitepsiu. Neleidžiu. O, kaip kvepia. Parašyta, parašyta kaip mitologija, bet man čia kaip, žinai, cinamonas. Jo, arba imbieriniai sausainiai. Labai skaniai kvepia. Oi, kaip fainai, man patinka. Dabar bus švelnios gražios rankos. Jo, glotnios kaip kūdikėlio. Nežinau, ko čia įgėmtis. O čia kažką žiūrėkit, čia koks kremas gal, ne? Čia kūno sviestas. Norėjau pauostyti, bet kad nelabai gal. Žinok, aš tą patį darau, kai būna kremas taip užklijuotas, aš vis tiek bandau uostyti, žinau, kad... Atrodo, žinai, gal kažkoks, kai būna stipresnis kvapas, tai jau užsiuodžia, jo. Bet aš žinau, kad keistai atrodo. Nu jo, keistai. Visą laiką taip darau. Tai blakstienos būtų ilgas. Dabar žinot, ką noriu pasakyti, kokį lūptą žinau. Įdomu. Jo, iš tikrųjų, jūs nematot realiai justės, bet justės blakstienos, nu, tokios nerealiai ilgos, kad, va, žiūri ir pavydu, jo, labai gražios. Nu, man trūksta apimties, tai aš tikiuosi, kad... Netrūksta, pas tai labai gražios blakstienos. Dabar bus dar gražesnis. Dabar bus dar gražesnis. Gavau lūpų blizgesį, vakar, tai gražu. Šitie, žinau, mano blizgesiai vieni mėgstamiausi, bet kitko. Aš jau perku turbūt kokią 10 metų iš būtent va šitus. Ir spalva, pažiūrėkit, kokia graži. Tokia jau prabangi. Jau šventėm. Aha, tai galvo, kad tau patiks. Ačiū labai. Va, žiūrėkit, kaukių gavau. Čia mano yra visai nesenas atradimas. Man užrodė draugė ir iš tikrųjų labai fainos kaukės. Tai va, už tai ir tau nupirkau. Čia šitas yra žydras molis, o šitas dabar neatsimenu. Tonizuojantis. Ir ką jisai daro bioefektyvi priemonė, skirta kosmetinėms procedūroms veido ir kūnus. Teikia jauninantį, tonizuojantį, drėkinantį poveikį. Išlygina smulkias raukšleles. Būsim jaunai. Toliau, kas čia? Veido kaukė šveitiklis. Su ženšiniu ir rožinė. Šitos tai žinok dar nebandžiau, bet mėlyną jau bandžiau. Ir čia rašo giliam odos valymui, tai aš jau kaip jums skundžiausi ir negaliu nustos pūstis, kad mane pabėgė spuogai, tai va, naudosiu. Tikiuosi, kad padės. Aha. Nes tikrai labai fainos. Nes va visai čia mano naujausias. O čia milteliai ar čia reikės keisti vandenuką, ne? Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, nori daryti kaukę visam kūnui ir veidui, tai gali visą pakelį maišyti. Bet jeigu tik tai veidui, tai tau žinok to pakelį kokiom 5-6 kaukėm užteks. Jis labai toksai skalsus. Nes man nereikia jo daug. Aš turėjau juodo molio kaukę.
Ir jie irgi reikia skiesti su vandenuku, tai būtent dėl tų spuogų ir tai gerai. Ir padeda tikrai iš tikrųjų tokia žinai veido, tokia atsigavus tokia atrodo švaria. Tai va, man to trūksta, nežinau, noriu. Dabar jau gražiai būsi kaip iš sniego plaukus. Kad būčiau dar gražesnį nei su iš tikrųjų. Taip, ačiū labai. Čia kalėdom. Čia yra irgi, žinok, šitas daiktas naujas atradimas. Tiksliau, dar net ir nebandžiau, nusipirkau šiau tokį, nusipirkau žalę, tau nupirkau šitą. Tai mes dabar abidvi išbandysim, kas tai yra. Pauostyti. Labai skaniai. O tai čia kondicionierius plaukų? Čia, žinok, yra toksai kaip plaukų vaškas. Aš kiek skaičiau rašyme. Čia kažkaip išsitrini plaukus, užsidedi šiltą drėgną rankšluostį, apvynioji galvą ir palieki apie kažkur 10 minučių ir tuomet išsiplauni. Ir turėtų ten atgaivinti plaukus, suminkštinti ir taip toliau. Tai žinok, nežinau, aš sakau, nusipirkau ir savo, bet irgi neišbandžiau. Tai mes dabar abidvi galim išbandyti, paskui pasakyti nuomonės vienai kitai. Nu, aš vakso, tai net ne... Aš visai netyčia atradau, žinok. Įdomus dalykas. Vaškas. Vaško tai ir nebandžiau plaukų. Tikrai įdomu ir čia rašo, kad atstato sausus pažeistus ir būtent dažytus plaukus. Tai mano dabar dažyti, pažeisti ir sausi. Viskas. Tai aš tikiuosi, kad veiks. Jeigu neveiks, tai darysim blogą apsiliepimą arba geras. O kas čia? Čia yra veidas aliejus. Čia, žinok, šito daikto aš nebandžiau, bet labai visų yra išgirtas. Ir šiaip visų ir kiek blogose skaičiau ir atsiliepimus ir viską. Tai šitas dalykas, jisai turėtų būti labai super duper veidui. Tai žinok, nežinau. Su pipetė. Super. Reiks bandyti visoms amžiaus grupėms. Išbandysi, galėsi mano nuomonę pasakyti. Būtinai. Nes tikrai nebandžiau, bet kadangi atsiliepimai geri, tai galvoju, tai jau, aš irgi bandysiu ir atsiliesiu. O čia yra irgi veidui kapsulės. O kaip kapsulės, super. Įdomus toks dalykas. Ir su fitino rūgštimi ir siejamosiomis pipirinėmis. Nu, įdomu. Man atrodo, tavo veido nebebers daugiau. Nebebers ir tikrai pasisakys, koks tai gražus veidukas, ką tu čia naudoji ir kaip pasipils ta serija visų mano naudojimų priemonių, tai eina savo. Va šitą tai aš esu bandžius. Eina savo, man labai patinka šitą firmą, Natura Siberija. Man irgi patinka šitą firmą. Ir čia yra kūno sviestas ir anticeliulitinis dar. Nu tai jau viskas. Nebebus man jokių problematiškų vietų. Jokių problematiškų vietų, nu tiesiog ačiū labai ir dar žinau, kitų saldainukų čia yra, va. Tai čia, žinai, čia dėl viso ko. Dėl viso pikto, jeigu per mažai būtų, ne? Jo. Va, tai gražus, viskas, dabar tikrai tuščia dėžutė, viską aš pamačiau. Tikrai ačiū tau, Juste, labai gražios dovanėlės, tikrai man viskas patiko, svarbiausia gali viską išnaudoti, pabandyti ir tą nuomonę, aišku, pasidalinti su jumis, nes tikrai tokie faini dalykai, ir faini, kad aš jau noriu dabar greit lėkti ir bandyti. Ir tą kaukę bandyti, ir, žodžiu, ir tą lyskėsi, bet dabar pasidažys tai negaliu. Dabar bandyti save? Nu, tai va, tai faina, šiandien tikrai mano širdyje tokia kalėdinė nuotaika ir tikėkimės tą kalėdinę nuotaiką mes užkrėtėme ir jūs savo visiems draugams, artimiesiems taip pat pirksite dovanėlės, lauksite švenčių, keisitės ir būsite kupini geros nuotaikos. Tai ką? Ačiū dar kartą Justei ir ačiū tau. Nepamirškite užsukti Justės kanalą ir pažiūrėti, ką Justei gavo nuo manęs dovanų. Tai ir palinkėsiu jums gražios dienos ar vakaro ir šiam kartui mes sakome iki. Bye bye. Nu viskas super, gražios dovanos, tu sakai nepatiks. Nu, nežinau. Nu, ta prasme, mes kaip ir šnekėjom, tokie, žinai, maži grožio produktai.